1987 m. rugpjūčio 14, 7 val. Ryto policija surengė reidą Australijos naujojo amžiaus grupės The Great White Brotherhood būstinėje ir išvežė 28 vaikus. Grupės lyderė Ann Hamilton Barron jos nariai laikė kaip Kristaus reinkarnaciją moterišku pavidalu. Tačiau kulto istorija, geriau žinoma kaip šeima, yra persunkta masinių manipulacijų, kankinimų, prievartos ir išnaudojimų. Ann Hamilton Barron gimė kaip Evelyn Grace Victoria Edwards 1921 m. gruodžio mėnesį. Ji buvo kilusi iš skurdžios aplinkos rytų Australijoje, pirmagimė 7 vaikų šeimoje. Anos ankstyvasis gyvenimas buvo tikra sumaištis. Jos motinai buvo diagnozuota paranoidinė šizofrenija po to, kai ji pasidegė savo plaukus, o tėvo dažnai nebūdavo namie. Todėl Ann vaikystė buvo pilna nepriežiūros ir trūko stabilumo. Šios patirtis pasėjo pamatus gilaus kontrolės poreikiai. Po motinos mirties, trokšdama susikurti naują gyvenimą, 1941 Evelyn pasikeitė savo vardą į Ann Hamilton ir ištekėjo už ūkininko Lionel Harris. Naujai susituokusi pora planavo įsivaikinti ir savo širdį nukreipė į berniuką iš Barnardos įvaikinimo agentūros. Atrodė, kad Ann svajonė apie naują gyvenimą netrukus išsipildys, tačiau porą ištiko tragedija. Lionelis žuvo automobilio avarijoje prieš pat jiems baigiant tvarkyti įvaikinimo dokumentus. Vyro ir svajonės apie kūdikį praradimas buvo tai, nuo ko Ann niekada neatsigavo. Vieniša Ann pasinėrė jogos praktiką, kuri tuo metu labai populiarėjo. Jis sakė, kad tai padėjo jai pasiekti dvasinę ramybę. Iki 1960 ji tapo charizmatiška jogos mokytoja, kuri taip pat teigė esanti Jėzaus Kristaus reinkarnacija. Jos mokymai buvo keistas rytų mistikos, krikščionybės ir pačios apokaliptinių vizijų susijungimas. Jos užsiėmimai susilaukė didžiulės sėkmės. Siūlydama dvasinį palaikymą vidutinio amžiaus nusivylusioms moteriams, kurių vaikai paliko namus, o vyrai buvo neištikimi, Ann tapo jų šeima. Grupė moterų, kurios ją mylėjo ir gerbė. Ann talentas manipuliuoti žmonėmis padėjo jai gauti tai, ko įtroško labiau už viską – vaikus. Tačiau pirmiausia reikėjo išplėsti savo mažą jogo šeimą ir tam reikėjo galingų sąjungininkų, kurie jai padėtų. 1962 ji rado kelią į gerbiamo akademiko daktaro Raynor Johnson gyvenimą. Ir jo dėka ji pradėjo įtraukti naujus sekėjus, kurie buvo nusivylę tradicinę religiją ir ieškojo gilesnės prasmės savo gyvenime. Daugelis jų buvo profesionalai – gydytojai, teisininkai ir slaugytojai. Žmonės, kurie buvo protingi, bet pažeidžiami. Juos patraukė Ann pažadas apie dvasinį nušvitimą ir utopinę bendruomenę. Jie net neįtarė, kad žengia į tikrą košmarą. Šis šeimos kultas veikia pagal griežtą hierarchiją, o Ann pačiame jos viršuje buvo neabejotina lyderė. Jie atlikinėjo tariamus stebuklus, įtikino savo sekėjais, kad pasaulio pabaiga yra neišvengiama ir kad ji vienintelė gali juos išgelbėti nuo artėjančios apokalipsės. Iki 1968 Ann susirinko apie 500 stiprių sekėjų. Dabar, kai daugiau nei ketvirtadalį sektą sudarė gydytojai, slaugytojus ir kiti medicinos specialistai, Ann pradėjo jais naudotis, kad įgyvendintų didžiausią svajonę ir pradėjo vogti naujagimius. Pirmasis vaikas, kurį Ann pavogė, buvo mergaitė Sarah Moore. Ją priėmusi gydytoja buvo sektos narė. Kai tik Sara gimė, ant jos motinos galvos buvo uždėta pagalvė ir jai suleista raminamųjų. Motinai buvo tik 16 metų. Naujagimis biologinis tėvas buvo pabėgęs, o merginos šeima jos atsisakė, kas pavertė ją tobula kandidate Ann planui gyvendinti. Sara nežinojo, kad Ann iš tikrųjų nebuvo jos mama, iki kol sulaukė paauglystės. Ann ir toliau daugelį metų vogė vaikus, naudodamasi kulto advokatais ir socialiniais darbuotojais.
Kartais motinos net pačios atiduodavo savo vaikus Ann, mainais į stebuklus. Jis samdydavo korumpuotus gydytojus, kad šie nuodytų mažamečių vaikų susilaukusias sektos nares. Tada pasiūlydavo jas išgydyti, mainais už vaiko atsisakymą. Kai moteris sutikdavo, Ann liepdavo gydytojams nutraukti nuodijimą ir jos tiesiog pasveikdavo. 1971 metais Ann perkelė savo pirmuosius vaikus į namą prie Eildono ežero, vadinamą Uptop. Visi vaikai buvo 3 metų amžiaus ir jaunesni. Ir jie visi manė, kad yra broliai ir seserys. Uptop namas buvo paslėptas miškingoje vietovėje, o kiti kulto nariai nusipirko nekilnojami turtą aplinkui. Jie tiesiog norėjo likti arti savo lyderės, bijodami apokalipsės. Ann juos tikino, kad kol likęs pasaulis bus sunaikintas, vaikai, kuriuos jie pasirinko, išgyvens. Vaikams buvo pasakyta, kad jiems suteikta tobulų vaikų atsakomybė ir jie išgelbės pasaulį. Šie vaikai, kurių skaičius išaugo iki 28, buvo auginami atskirti nuo išorinio pasaulio. Ann jiems šviesiai dažė plaukus, vienodai kirpo, rengė vienodais drabužiais, sukurdama baisų vienodumą. Ji jiems sakė, kad jie yra broliai ir seserys, nors yra kilę iš skirtingų tėvų, bet ji yra jų motina. Jiems buvo taikoma žiauri drausmė, jie buvo maitinami griežta vegetariška dieta ir skiriamos LSD dozės, kad sulaužti jų valią ir paversi labiau paklusniais. 1974 buvo įsteigta mokykla, tačiau iki to laiko Ann susidomėjimas būti motina mažėjo. Vaikai troško jos meilės, manydami, kad ji yra tikroji jų mama. Tačiau Ann paliko vaikus rūpintis 3 moteriams iš grupės, kurias vadino tetomis. Šios taip vadinamos tetos buvo labai griežtos ir vadovavosi kone karinio stiliaus režimu. 5:30 valandos ryto vaikai pabusdavo ir pasiklodavo lovas. Po to sekdavo valanda jogos meditacijos, o paskui siunčiami į mokyklos kambarį. Vaikai buvo baudžiami už bet kokį nukrypimą nuo režimo, mušimai ir kankinimai buvo dažni. Vieno incidento metu kulto narys atėjęs mokyti vaikus meną pastebėjo, kad trūksta teptukų. Kai jis apie tai pranešė tetoms, jos surinko vaikus, pripildė kibirą vandens ir į jį kišo jų galvas. Vaikai valandas buvo prie skendimo ribos. Atrodė, kad Ann šie kankinimai džiugino. Ji net prašydavo, kad tetos laikytų telefoną, kad ji galėtų girdėti, kaip vaikai rėkia, mušami. Šiuos riksmus girdėdavo kitame ežero gale gyventis kaimynai ir Uptope ne vieną kartą lankėsi policija. Charizmatiškoji Ann juos pasitikdavo ir vaišindavo arbata, kol vaikai buvo sukišti į fanera uždengtą skylę grindyse. Jie per daug bijojo šauktis pagalbos. Policija kelis kartus buvo aptikusi vaikus namuose, tačiau Ann buvo paruošusi jiems kruopščius scenarius, kaip atsakyti į sudėtingus klausimus. Jų vaikus tikino, kad policija yra blogi banditai ir jei jie bus aptikti, jie bus sumušti ir išprievartauti. Vaikai taip pat badavo. Jie buvo reguliariai sveriami ir jei manydavo, kad yra per sunkus, Ann iš jų timdavo maistą. Mergaitės taip pat buvo mokomos, kad bręstančio kūno pokyčiai yra bjaurūs, niekšiški ir nešvarūs. Ann mergaitėms įvarė baises fobijas ir kiekviena iš jų įžengė į paauglystę su kūno dismorfija. Joms buvo pasakyta, kad jos turi likti lieknos dėl žmonijos ateities. Tačiau Sara rado įėjimą į tetų kambarį ir ten skrudino savo duoną, kai tik galėjo. Kai mergaitė buvo prigauta, ji kentėjo baisius mušimus ir net buvo numesta nuo laiptų. Bet Sara vis labiau augo ir priešinosi. Ji pradėjo išsmukti į ilgus naktinius pasivaikščiojimus ir vieną naktį aptiko namą su praviru langu. Įsilaužusi, ji pavogė tiek maisto, kiek tik galėjo ir paslėpė miške. Tada ji pradėjo vesti savo brolius ir seseris naktį į netoliese esančius namus ieškoti maisto. Badaujantis ir išsigandę vaikai pradėjo maištauti. 1978 Ann ištekėjo už Billo Byrne, buvusio RAF karininko, kuris buvo labai turtingas. Ann sukaupė savo turtus ir nusprendė, kad jai daugiau nebereikia įtikinėti žmonių, kad yra mesijas.
Gavusi viską, ko norėjo, jie artėjo prie liepto galo. Ir 87-aisiais padarė tai, kas nulėmė kulto pabaigą ir visos tiesos atskleidimą. Ji leido mergaitėms Sarah ir Lian susirasti draugių už bendruomenės ribų. Kathy ir Helen buvo paauglės seserys, su kuriomis Sarah ir Lian ėjo į mokyklą. Ir jos nesidrovėjo papasakoti apie savo nelaimingą egzistavimą, vadindamos save kalinėmis. Vieną naktį Kathy ir Helen mama parvežė mergaitės namo, o Sarah pakvietė ją užeiti į namus. Kai Ann sužinojo, ką Sarah padarė, ji išmetė ją iš taip vadinamos šeimos sakydama: "Tu jau nebe mūsų dukra, eik ir mirk latake." Sarah išvyko gyventi su Kathy ir Helen ir atskleidusi istorijas apie savo auklėjimą, draugių mama nuvežė ją į policiją, kad viską papasakotų. Valstijos ir federalinė policija 87 metų rugpjūčio 14 surengė reidą aptopname ir kitose objektuose. Tai, ką policija rado, juos sukrėtė. Didžiulius kiekius narkotikų ir alkanus, nusilpusius vaikus tuščiomis akimis. Kai kurie iš jų net nežinojo savo vardų ar amžiaus. Tačiau Ann niekur nebuvo galima rasti. Ji pabėgo iš Australijos, palikdama savo sekėjus tvarkytis su pasekmėmis. Daugelį metų jis slapstėsi, keliaudama tarp JAV ir Jungtinės karalystės, palaikoma ištikimų kulto narių, kurie jai suteikė pinigų ir pastogę. Tik 1993-aisiais Ann Hamilton Barn galiausiai buvo suimta JAV ir perduota Australijai. Jai buvo pateikti kaltinimai sukčiavimu ir sąmokslu sukčiauti, susijusiai su gimimo liudijimu ir kitų dokumentų klastojimu. Tačiau dėl savo amžiaus ir prastos sveikatos ji niekada nebuvo teisiama dėl rimtesnių kaltinimų, prievarta ir žiaurių elgesių prieš vaikus. Ann buvo paskirta bauda ir ji paleista už užstatą. Paskutinius metus pragyvenusi santykinai neaiškiai. Ji mirė 2019 metais, būdama 98 metų amžiaus. O kasgi nutiko su vaikais? Kai vaikai buvo paimti iš kulto, jie buvo perduoti valstybės globai. Daugelis jų buvo giliai traumuoti ir jiems buvo sunku prisitaikyti prie gyvenimo už kulto ribų. Vaikai susidūrė su tapatybės krize, nes daugelį jų buvo duoti netikri vardai ir jie nepažinojo savo tikrųjų tėvų. Jie taip pat kovojo su nepasitikėjimu kitais ir baime. Ryšio su biologinėmis šeimomis atkūrimas, jei įmanoma, dažnai buvo skausmingas ir painus procesas. Vaikams augant daugelis siekia atkurti savo gyvenimą savarankiškai. Vieni viešai prabilo apie savo išgyvenimus ir parašė knygas, kiti pasirinko privatumą. Integracijos į visuomenę procesas buvo sunkus, nes iš jų buvo atimtas normalus išsilavinimas ir socializacija. Nepaisant šių iššūkių, daugelis išgyvenusiųjų parodė nepaprastą atsparumą įveikti savo praeitį ir susikurti naują gyvenimą. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kito karto.